vienintelis Mutaši. Kartu su dar vienu futbolininku, jeigu tiksliau su Ryčiu Pavilioniu, nebuvo nukeliavę į varžovų baudos aikštelę, bet tam ir nereikia to daryti, nes žalgiriečiai muša pirmąjį savo įvartį šio vakaro rungtynėse. Panašu, jog tiesioginių smūgių iš būtent šios situacijos, kur ir yra nubrėžta balta linija, pasižymi Vilniaus Žalgiris. Mes be abejo laukiame šio epizodo pakartojimo. Jurijaus Kendišo štai toks perdavimas ir panašu, jog niekas nelietė šio kamuolio ir kamuolys įskrieja į Manto Bertašiaus ginamus vartus. Ne, visgi turiu atsiprašyti. Išvestas 1-1 Motiejus Burba nepasiunčia kamuolio kairė koja į Bangos vartus. Laimi šią mikrodvikovą 1-1 su juo Mantas Bertašius ir dabar Bangos atsakas. Olukbogi varžovo baudos aikštelė, Olukbogi smūgis ir 1-1. Aronas Olukbogi žemų tikslių smūgių nuo virpsto pasiunčia kamuolį į varžovų vartus. Štai toks šio futbolininko triumfas ir ta legendinė daug metų galiojanti futbolo taisyklė. Neįmuši, tu įmuša tau. Ką tik buvo kuo puikiausiai parodyta Sportimos arenoje. Vos prieš keletą akimirkų Motiejus Burba turėjo galimybę padvigubinti Žalgirio rezultatą. To padaryti jam nepavyko ir iškart kitoje aikštės pusėje Aronas Olukbogi prasimeta kamuolį pro Mutaši.